vienaip ar kitaip mes čia susirinkę esame nemaža dalis vakarų Lietuvos atstovų. Na, gal sakyčiau, turbūt labiau yra Tauragės regiono atstovai, jeigu imant pagal dabartinę Lietuvos struktūrą. Taigi, gerbiami kolegos, turbūt konferencija skelbiu pradėtą, ne? Trečiojų klausimų turėjo kalbėti LL investicijos interesas Tauragės rajone atstovai, bet dėja, nežinau, ir organizatoriai, kadangi organizavote pagrindę, ne savivaldybė organizavome, ne meras, ne ką, bet kartu bendruomenėje to krašto kreipėsi, kad būtų suorganizuotas tokia konferencija ir mes kartu apsitarėme, kaip matote, tai ir vyksta. Todėl galvauju ir aš asmeniškai pranešimą LL investicijos atstovų, kad jie dėl užimtumo, dėl anksčiau suplanuoto savo darbo laiko negali šiandieną sudalyvauti. Susirinko tokie šviesūs žmonės, tai prašau, jeigu galima, pradėti nuo maldos, o Lietuvoje pati svarbiausia, stipriausia malda, kuri mus turėtų lydėti, tai yra Lietuvos himnas. Prastai žemė nėra tokia visiškai nelaidi. Yra tektoniniai lūžiai, kurie pasislinkimai žemės plutos vieno bloko kito atžvilgiu, yra natūralūs plyšiai. Kada mes darom hidraulinį plėšimą, yra neišvengiamas tų uolienų suardymas, tai yra pusiausvyros pažeidimas. Ir yra padaryti vėl tyrimai, moksliniai tyrimai, kad faktiškai hidraulinio plėšimo metu yra šitą vandenspara, jos laidumas padidėja mažiausiai 10 kartų. Ir yra laiko klausimas, kada tas likęs, vėl 10 tūkstančių milijonų kubų, jeigu daug gręžinių hidraulinio plėšimo skystis, kada jis prasiskverbs per tas plyšiuotas padarytus dirbtinius plyšius, tektoninius lūžius iki paviršiaus. Kaip mes vykdydami tokio masto užteršimą galėsim paaiškinti ateities kartoms, kad mes siekiame energetinės nepriklausomybės bei naudos ekonomikai, kada jie neturės žemės, kurioje galėtų ūkininkauti, ir oro, kurio galėtų kvėpuoti, ir vandens, kurį negalėtų gerti. Ir čia vienas protingas žmogus nusistebėjo, sako, neįmanoma suprasti, kodėl mes griaudami tai, ką sukūrė žmogus, vadinam tą procesą vandalizmu, bet kada griaunam dalykus, kuriuos sukūrė Dievas, tai vadiname progresu. Nu ir dienų išmintis byloja, kai paskutinė upė bus užteršta, kai paskutinė žuvis bus pagauta, kai paskutinis medis bus nukirstas, tik tada baltieji žmonės supras, kad pinigai nevaldomi. Nu ir aš pabaigai norėčiau kad palinkėt, kad mes nebūtumėm tokie bepročiai, kad mes suprastumėm, kad šitą dalyką anksčiau negu sugadinsim, sunaikinsim viską, kas yra šventa, kas yra neįkainuojama, kas pinigais neįvertinam. Ačiū už dėmesį. Požeminis vanduo tai yra didžiausias žuvies turtas. Kaip sako geologai, tai Dievo dovana. Todėl toks svarbus nacionalinis turtas turi būti ne tik naudojamas, bet ir saugomas nuo taršos. Tam būtina žinoti aplinkybės lemiančias požeminio vandens susidarymą, neigiamo poveikio šaltinius ir apsaugos būdus. Norime apžvelgti, kad mūsų kontroliuojama Tauragės rajone, mūsų valstybės maisto ir veterinarijos tarnybos yra 33 Tauragės vandenų vandenvietės ir bendruomenių 8 vandenvietės. Iš 6 vandenvietės Tauragės vandenų yra Žygaičių seniūnijoje ir viena yra kontroliuojama Aukštakių bendruomenės. Lietuva importuoja 80% maisto produktų. Ir šitie visi importo produktai jau visi gerai žinoma, ką aš kalbėsiu jau 100 kart paskelbta, nu kažkur tai žinoma. Iš tų 80% savo ruoštų 70–90% yra nudarytos. Jie netinkami vartoti.
iš karto mūsų pasiūlymas. Mes išeiname su pasiūlymu, kaip patiems organizuoti su visai šitą smulkiųjų ūkių ir plėtoti ekologinį žemdirbystę ir aprūpinti save maisto produktais. Geologai buvo prieš, aš citavau jų medžiagą, kad tai yra labai didelis pavojus. Kaip jie sakė, iš principo žvalgyba galima ten pasižiūrėti, kas yra po žemė, galima pasižiūrėti, ar turim tų skalūnų, koks jų rentabilumas, bet iš kitos pusės, ką mums dabar žvalgyti, jeigu yra aišku, kad gavyba yra negalima, nes per didelė tarša. Tačiau štai iškyla ta grėsmė. Kažkodėl tai pasirinkta ta mūsų nuostabų regiono Žemaitija. Ir kas nuostabu, pritariu tam žemaičiui, žmonė vyresniam, kad niekas šitos problemos nesprendžia reikiamą lygmenyje. Prezidentūroje lyg ten būtų visi geologai atidarę duris Ševrono darbo vykdytojui, eiliniam tarnautojui. Ir pripažino, kad ta technologija yra saugi. Ten dirba visi geologai, matomai. Bet kada kreipėmės visų jūsų vardų, 275 bendruomenių vardų, ir paprašėm prezidentės pabendrauti ir išgirsti bent mūsų balsą, pamatyti, kas mūsų akise, kaip skamba balsas, mums buvo pranešta neužilgo raštu, kad tas mūsų pabuvimas jos kanceliarijoje ir buvo bendravimas su ją. Kaip tai suprasti? Kaip suprasti, kad ta pati vadovė laimingai pasirašė Žemės gelmių naują įstatymą, kuris yra priimtas aiškiai pažeidžiant Konstituciją, 54 straipsnį. Jinai pasirašė šitą įstatymą. Kaip suprasti, kad ministras tokios ministerijos kaip aplinkos, vietoj to, kad rūpintųsi tą aplinką, tai jis važiuoja kažkur pasigrožėti, jam vynagingai ir suvaidintais spektakliais ir dabar grubiai stumia štai šitą projektą. Kaip suprasti mūsų Seimą, kuriame nuotaikos keičiasi turbūt ne dienom, o valandom, kad dieną prieš tai priimamas sprendimas nepritarti, po nakties yra priima absurdiška pataisa. Kaip reikia visą šitą įvertinti? Aš tik vieną sakau ir sakysiu. Šiuo metu mes esame valdžios išduoti. Mūsų pilies vartai yra daryti. O kągi toliau? Sekantis mūsų bastionas tai yra sąjunga. Pilietis, bendruomenė, savivaldybė. Štai kodėl esame labai dėkingi Šilalės rajono Kvėdarnos gyventojams, organizavę labai puikią ir didžiulį įtaką turinčią konferenciją, turėjusią labai didelės pasiekmes, teigiamas turiuomenį. Visi turi suprasti, tai ne Žemaitijos, vanduo tai yra ne vien Žemaitijos, vanduo neatskirtas ten žemai. Tai yra visos Lietuvos problema, visos Lietuvos turtas, visos Lietuvos bėda, kad mes šitaip yra, kad mes neturim valdžios, o turim tik tai pardavėjus Lietuvos. Tai mūsų visų, ne tik vien Žygaičių ar Tauragės ar Žemaitijos, tai visos Lietuvos bėda yra. Apeliuoti tai, kad mokslas tai yra, sakykim, sąžiningas, kažkaip tai sąžiningas sritis, o nėra. Patikėkite to, jeigu atsiranda pilietinės drąsos turi kažkoks tai mokslininkas, tai tikrai prieš šitą kūrę nukelti. Štai to norėjau pasakyti. Viskas šitoje vietoje su mūsų vandenim yra mūsų rankose, tai labai sakau smagu būtų. Ir netgi reikėtų, kad atsirastų ta iniciatyvinė grupė, kuri vestų mūsų OMSS. Iš savo pusės, kas liečia Kretingos kaimo bendruomenės, tai padarysiu viską. Ir jau palaiko, mes darom susirinkimus, mes palaikom mumis Tauragiškių šituose pasiekti. Visi vieningai, kaip 18 metais gynėm Lietuvą, net kokie prieš tai buvo. Nugalėjom ir nugalėt turim čia. Ypatingai vanduo. Kas yra vanduo? Tai yra gyvenimo pagrindas. Saulutė, vanduo, žemelė šventa. Reiškia, jūs viską kalbate tiesą. Jeigu niekas negali pagrįstai, pamatuotai, argumentuotai pasakyti kitos minties. Aš esu jūsų išrinktas žmonių ir aš būsiu visuomet su žmonėmis. Ačiū. Aš rodau, praeitą sekmadienį pas manęs iš Delfi žurnalistas buvo atvažiavęs, laukuose dirbau. Sakau, žmogau, įsivaizduok toj žemėje, kad vokiečių bokštų, kokie keliai, tvenkiniai. Nu tai sako, čia žemė prasta, čia tų pinigų gausi. Kas tie pinigai yra? Kas?
Jų gali prigaminti kiek tik nori dabartinės mašinas. Spėt, numest, ką mes nupirksim? Svambaliuką kokį norim už tavo žemę. Bet dar nupirksim nieko. Ką indėnai pasakė? Kas yra žemė? Žemė yra mūsų motina. Pakelkite ranką. Kas nori parduoti savo motiną? Pakelkite. Ir skalūnų dujų indėlis į energetinę nepriklausomybę yra per mažas, kad pateisintų keliamas rizikas. Skalūnų dujos yra investicinis burbulas ir Lietuva taps šio investicinio burbulo auka, jei bus leidžiama skalūnų dujų žvalgyba ir gavyba. Kas už tai, kad būtų priimta rezoliucija tokia, kokia buvo pagarsinta, įrašant dar tos du momentus, kuriuos ką tik pristatė pranešėjas, prašom balsuoti. Kas už? Ačiū. Prieš? Nėra prieš norinčių. Taigi, gerbiami konferencijos dalyviai, sveikinu visus. Iš tikrųjų, priėmus rezoliuciją ir manyčiau, kad su labai gerom mintim, aštriais pasisakymais, kvalifikuotai, priimtas labai geras, rimtas dokumentas. Ir aš manau, kad tai tikrai turės atitinkamą įtaką atskirom valstybės institucijom, nes čia yra ne vieno kažkokio tai krašto, ne vieno žmogaus, o viso Žemaitijos vakarų regiono rezoliucija. Tai dar kartą labai nuoširdžiai dėkoju visiems už dalyvavimą konferencijoje. Noriu padėkoti ypatingai savo krašto žmonėm, kurie tikrai nenuleidžia rankų toje nelengvoje kovoje, turiu pasakyti. Ir kada buvo atvažiavę Chevrono atstovai pas mus į savivaldybę, aš jiems ir tada sakiau, jūs, mielieji, pradėjote visus darbus, ne nuo to darbo. Pirmiausia, turi būti gyventojų pritarimas arba nepritarimas. Nėra gyventojų pritarimo, mano supratimu, tame krašte sunkiai įsivaizduoju, kaip gali būti vykdomi vieni arba kiti darbai. Taigi sėkmės, stiprybės jums visiems, mums visiems ir ačiū labai už dalyvavimą. Geros dienos, geros. O kas liečia Sysą, ką irgi perdavė, tai mes su Samalamakimu Sysą jau labai barėm. Galiu perduoti ir patys nariai. Dar sykį išbarkite. Tai ačiū tėvas. Ir Mazurodiną patį perduokite. Mazurodinas mūsų neklauso. Ačiū, tu prašymas irgi. Jo, aš iš tikrųjų nesiprašau šnekėti, važiuoju parodyti, kad mes esame solidarūs su jumis. Ir tai ta problema, kuri kyla, nėra visiems Lietuvoje labai aktuali, bet kuriam regionui, bet kuriam kaimui, gyvenvietei ir taip toliau. Gaila, kad ne visi dar tai supranta. Mes kreipiamės į valstiečių mūsų merus, į rajonus, kurie tikrai nėra nei plane, nei niekur, kad jie priimtų tą rezoliuciją, ne rezoliucijos sprendimą taryboje, kad yra laisvi nuo skalūnų dujų arba kitaip sakant, savo šitų technologijų tam, kad parodyti solidarumą vėlgi jums. Mes kreipiamės į Šakius, į Ignaliną, į Kupiškio rajonus, kur mūsų merai. Dėl to, kad tai labai svarbu, jūs turite jausti, kad yra kiti žmonės, kurie nepalieka jūsų vienų šitoje bėdoje, o jūs palaiko ir palaikys iki galo. Aš manau, kad aš pirmiausia dėkoju mūsų visų vardų, kurie kiekvieną dieną su tuo nesusiduria, už tai, kad jūs esat, kad jūs kovojat. Ir aš tikiuosi, kad to žemaitiško susitarimo užteks, o mes visi turim padaryti viską, ką galim. Politikai, kad tas įvykis pasibaigtų ir žmonės galėtų džiaugtis savo aplinka gyvenimo kokybę. Ačiū labai.